Kaip valdyti Linux operacinę sistemą Unix operacinės sistemos komandomis, kadangi Linux operacinė sistema yra kilusi iš Unix šeimos, todėl daugelis komandų veikia Linux operacinėje sistemoje. Programos, reikmenys ir terminalas. Būtent čia yra šita priemonė, kurioje galima naudotis Unixiniam komandom valdant operacinę sistemą Linux. Čia panašiai kaip Windows operacinė sistema yra command prompt. Taip, nesvarbu, kad vartotojas, studentas arba stud, kuriuo mes prisijungiam prie operacinės sistemos Linux, turi administratoriaus teisės, bet realiai jis yra paprastas vartotojas. Daugelį veiksmų galima atlikti naudojant administratoriaus, superadministratoriaus root aplinką. Linux operacinės sistemose dažniausiai root yra atjungtas visiškai. Reiškia, jo mes negalim prisijungti jo grafinėje sąsajoje, tik tai dirbti terminale. Yra komanda superuser2 ir superuser. Taip, įvedam slaptažodį studento, stud vartotojo. Taip kaip Unix operacinėje sistemoje, taip ir Linux operacinėje sistemoje vedant slaptažodį terminale, jokie simboliai, nei žvaigždutės, nei taškučiai nėra rodomi. Va, ir prisijungiam kaip root ir jau grotelės, kurios reiškia, kad yra superadministratoriaus aplinka. Taip, ir pirmas veiksmas tik prisijungus reikia pakeisti root slaptažodį, nes standartiškai jis yra be slaptažodžių ir galima tokiu būdu prisijungti. Aišku, tai nėra saugu, todėl rekomenduotina atlikti komandą passvd ir įvesti root slaptažodį. Taip, slaptažodis pakeistas. Atsijungiam kaip rootas. Taip, ir kaip vėliau prisijungti kaip root su superuser root ir įvedam tą slaptažodį, kurį ką tik pakeitėm. Slaptažodis turi būti teisingai įvestas. Taip, iš antro karto pataikė. Nes labai sunku, kai nesimato simboliukų ir jeigu ką nors suklysi nori nutrinti, jau labai sunku susigaudyti. Taip. Ir dabar veikia visos komandos. ls parodo sąrašą, pwd, kur mes esam. Išėjimas iš vartotojo aplinkos, ne aplinkos, o katalogo. Taip, dabar esam šakninėme kataloge, matom visą sąrašą. mkdir labas, sukuria katalogą, galima bylas kurti, kopijuoti, perkelti visas komandos, kurios buvo naudojamos Unix operacinėje sistemoje, veikia šitame terminale ir Linux operacinėje sistemoje.